Nu pakomentuok ko nors. Pasisveikink su žiūrovas. Eik tu šviliuk. Su manim jau raudonuoti ir tiek karštai darosi. Tu geriau pakomentuok, mažai pagausi. Labą dieną gerbiami žiūrovai. O, Pradedame reportažą iš Kretingos miesto aikštės. Iš buvusios tarybinės aikštės. kas pamenat tas senas Jo. klausimas, ne? Bet už ką sveiksi, gerbiami pensininkai. Pradam reportažą iš tų tarybų aikštės. Buvę komjaunuoliai ir spaliukai, ne, pionieriai. O čia bus norvegiškas kabliuks. Mažas kabliukas man. Ne, nu suprant, pas mus ne pramonė, mes masinių didelių kablių negaminam, mes tik mažiukus. Jo. Čia spec užsakymas. Čia ir konkrečia gaudyti ant batoną. Kabini visą batoną įmetė į prūdą. Tik, pagal batoną išmėtą. Jo. Galėkite žuvų atrasti. Prašom įvardinti numerį kabliuką. Tik daug skaičių nežinau. Tik daug skaičių nežinau. Tai pats ir sakė žvėjai, dabar įvardintų kabliukų numerį. Metrą užmiršau pasiimti. Jeigu aš toks aukštas, tai visas toks tik žemė. Kalbam jau visai buvo tirutis. Įsėjame tai, kas jau visiškai nebetur kuo veikti. Vieni 24 jau nebekubė prarasti, ne? Netur kuo veikti. Tada galėtų įsėjame. Jaučiu reikėtų dar atsarginti pasidirbti, vdrug nukas kas nors. Kaip sakant, idėjom lavyti na živca. Jeigu čia kabinsi, eriuką ar veršiuką. Kumpi. Kumčių gali karts netyčia. Bomžą pagauti. Ir pats užkeptum, sakau, ant kumpio. Jo. Kam kablys? Žvejyba, kam? Pas mus sako, itin didelių žuvų atsirado. Jo. Nebės turėsi metalų tikram kabliukam. Ne, nu iš ko ir tų darom, iš padėtais suktais rek kažką.
Nu, parodyk. Ot, gavos toks kabliuks. Atterps virvutė. Pasuk šonu, biški. O čia. Gut. Ačiū. Atterps tavo virvutė.